praėjusių metų gruodžio 8 dieną Varėnos rajone Burokaraiščio miške kadagio medžiotojų būrelio plotuose buvo susirinkęs neįprastai didelis medžiotojų būrys. Beveik pusšimtis medžiotojų rinkosi į tradicinę medžioklę. Kas čia per medžioklė ir kodėl tų medžiotojų buvo tiek daug, pabandysim dabar ir išsiaiškinti. Vyrai, pristatysiu po to, iš pradžių paaiškinkit, kasgi ten vyko kuris nors. Abudu esat iniciatoriai. Ramūnai, gal tu? Gruodžio 7-9 dienomis Varėnos rajone susirinko tikrai gausus būrys medžioklių. Iš visos Lietuvos tai buvo 2 forumų medžiotojiškų susitikimas ir kartu tokia parodomoji medžioklė, norint parodyti jaunimui, kaip turi vykti medžioklės taisyklingai, su visom tradicijom, tiek senom, tiek naujom. Dėl to, kaip sakyti, ir pas mus forumuose dažnai ir vyksta tos diskusijos, kaip turėtų taisyklingai, gražiai, pagerbiant sumedžiotų žvėris, įvykti visos medžioklės. Tai manau, kad gal Šarūnas kažką tai dar dadėt galėtų. Aš tik tai ko gero pabandysiu tiems medžiotojams, kurie dar tebežingiuoja informacinės visuomenės link, išversti, kas tai yra forumas. Tai yra internete egzistuojančios taip vadinamos pokalbių svetainės, kuriuose laisvai savo nuomonę gali reikšti bet koks tų svetainių dalyvis. Galbūt, vyrai, iš pradžių pabandykim prisistatyti. Esat, nežinau, turbūt sociologinio apklausų niekas neatlikinėjo, bet turbūt jūsų tos svetainės šefuojamos, kuruojamos ir jūsų įkurtos yra pačios stambiausios Lietuvoje. Kuris pirmas įkūrėt, jeigu ne paslaptis? Šarūnai, tavo? Kuri buvo pirma, iš tikrųjų sunku gal būtų pasakyti, nes gal tai buvo lygiagrečiai daugiau, nes kažkokių didesnių, mažesnių bandymų buvo daroma. Kodėl gal tai buvo padaryta? Galbūt kiekvienam žmogui gyvenime ateina toks momentas, kai tu kažką tai nori padaryti tokio, už ką negauni galbūt ten kažkokio tai atlygio, bet į ką pristraukia didesnis ar mažesnis ratas žmonių. Bendraminčių susibūrimai vėliau, kaip ir buvo medžioklė galimi. Pati idėja sukurti kažką panašaus į diskusijų puslapį internete Lietuvos medžiotojams kilo vartant panašaus turinio ir tematikos rusų diskusijų svetainės, kurios yra labai didelės, ten yra labai daug informacijos. Ir kažkaip spontaniškai kilo mintis patikrinti tokį adresą kaip Hunter.lt, pamačius, kad jisai yra laisvas, tiesiog atsirado didelis darbas vėliau, tiek administracinio pobūdžio, tiek žmonių kompetitingų tam tikrose srityse paieška ir pritraukimu. Pradžioje, žinoma, buvo žiūrima labai skeptiška, žmonės nežinojo, tie profesionalai, kuriem aš siūliau dalyvauti, galvojo, kad tai apie projekto rimtumą, ar tai nebus kažkoks tai puslapis, kuris galbūt virs vėliau pajuokų objektų, turint omeny lietuvišką mentalitetą, 5 žmonės, 6 partijos, iš tikrųjų suvienyt buvo labai sudėtinga. Čia ne mano vieno, žinoma. Kiek laiko egzistuoja, Šarūnai, tavo? Šiuo metu tai jau yra 2 metai, gegužės mėnesį. Pagrindinės diskusijų srautas prasidėjo po metų. Galima sakyti, metus laiko tai buvo kasdieninis darbas, informacijos rinkimas, teksto rinkimai, nuotraukų sistematizavimas, žmonių tam tikrų, vėlgi, profesionalų savo srityse pritraukimas, kurių mes tikrai jau šiuo metu turime ir kur diskusijų dalyviai gali gauti profesionalią konsultaciją tiek tam tikrom temom, tai kaip ginklų, šunininkystės, dresūros, šunų paruošimo temomis. Šarūnai, sakyk, ir Ramūnui iš to pačių klausimas, kvailas visiškai ir labai lietuviškas. Tai ką, jūs konkurentai? Ne, aš sakyčiau, kad mes ne konkurentai, mes daugiau norime įtraukti į visas diskusijas, į šitus forumus didesnį ratą medžiotojų, kurie galėtų bendrauti virtualioje erdvėje, nes, kaip žinote, dauguma mūsų senimo kompiuteriais nesinaudoja. Dabar daug jaunimo, ir Kernavės parodė, kad daug jaunimo gavo bilietus, įsilieja toks amžius kompiuterinis. Kernavės šventę turėjau galvoje. Jo, Kernavės šventę turėjau. Ir norisi, kad tikrai
bendrautų kuo daugiau žmonių, kad dalintųsi patirtim, nuotykiais bent tie, kurie, kaip sakyti, įvyksta medžioklės metu, o jų tikrai būna, kaip sakyti, nemažai. Tai bet kodėl, sakyk, aš apsimetu, kad nežinau, sakykim, ar kažkokia tai kitoniška šiek tiek pakraipa jūsų abiejų svetainių yra, dėl ko idėja tokia, kad, sakykim, suvienytumėt jėgas ir padarytumėt vieną galingesnę. Aš gal Ramūną papildysiu, tiesiog kiek žmonių, tiek yra nuomonių. Vienam galbūt yra priimtinas vienoks bendravimas, kitam kitoks ir tai nebūtinai yra blogai, kad tas žmogus yra kitokio suvokimo, mąstymo ir jisai kitaip įsivaizduoja. Tiesiog yra taip, kaip yra, kiek yra žmonių, tiek nuomonių. Kažkam patinka daugiau reikštis medžiotojas EU, kažkam Hunter LT, tačiau tie žmonės nėra kažkaip, jie tiek tam puslapyje. Ta turbūt rodo ir bendra ta medžioklė, bendras renginys, jeigu jau taip, tai faktiškai vien tik dėl to tas ir buvo sugalvotas renginys, kadangi užsiregistravo dauguma, Šarūnai pats matė, jaunimas, kurie, kaip sakyt, dar visiškai žali, gavę tik tai bilietus, leidimus ir dar... Manau, tai visiškai natūralu, nes tu pats pastebėjai, kad vyresnio amžiaus žmonėm, net jeigu, sakykime, jie ir yra įvaldę tie kompiuteriai, paprasčiausiai turbūt to laiko kažkaip tai pritrūksta. Nes kaip ten bebūtų, turbūt jums dar anksti apie tai filosofuot, bet aš jau susimastau, kodėl ta para anksčiau ilgesnė būdavo. Vyrai, dar vieną klausimą man labai rūpi jums užduoti. Aš manau, kad niekas kitas kaip jūs nejaučia tos dvasios, tų nuomonių, bedieviškos, sakyčiau, įvairovės, kurios pasireiškia jūsų svetainėse. Bent jau aš tikrai manau, kad iš viso to atsiskleidžia ir ganėtinai platus vaizdas, kaip atrodo mūsų medžiotojų bendruomenė. Ir kas mane labiausiai liūdina, kad ten atsiskleidžia ne vien geri dalykai. Vat kaip jūs vertinat tuos dalykus? Koks jums susidarė vaizdas apie mūsų medžiotojų? Sakykim, kaip savotiškas sociologinis portretas būtų. Aš kaip ir rašiau straipsnis, kuris buvo spausdintas Medžiotojai ir medžioklė, ten šitą temą būtent ir stengiausi paliesti, nes tai yra labai opi tema. Bet kokia, tarkim, diskusijų puslapio pagrindinė problema yra tame, kad ilgiausia užtrunka tai, kol atsiranda konstruktyvi diskusija. Tai yra, kaip atsiranda jau rimti klausimai, atsiranda rimti atsakymai į tuos klausimus, prasideda kažkokios duomenų bazės kaupimas tiem jauniem medžiotojam, kurie ateina. Ir vaizdelis kartais, prieš kelias dienas buvau gavęs kaip tik fotografiją, kur iš tikrųjų šaunus kolektyvas su varovais gražiai įsirikiavę prieš fotoaparatą, bet deja priekį, reiškia, stirna, ne kraujo klane, bet jinai taip tokioj pozoj nenatūralioj guli, šernas, kitas matau šone padėtas. Ir dabar atsiranda negali to pedagoginio darbo gal vesti, aš dar pats esu pakankamai jaunas medžiotojas, bet norėčiau pasinaudodamas progą pasakyti, kad mus stebi ne tik tai medžiotojai, mus stebi įvairios gyvūnų apsaugos draugijos, kuriai pakišus tokią nuotrauką, bijau, kad nei vienas medžiotojas neturės argumentų. Lygiai tas pats nuotrauka, jeigu atsiverstumėt panašios tematikos gyvūnų saugos draugijų puslapius, pamatytumėt, kaip kruvinas vilkas, reiškia, guli kažkur tai nepagarbiai, vėlgi, tokias nuotraukas prieš dedant norėčiau fotografuotas pačių medžiotojų, čia ne tik tai prieš dedant, čia ir prieš fotografuojant reikia. Ir prieš fotografuojant žinoma, kad jeigu tai yra pagerbtas žvėris, jis turėtų gulėti kaip, reiškia, turi būti ir paguldyti taip, kaip reikalauja taisyklės, ką mes ir darėme toje medžioklėje. Medžioklė nebuvo vien savitikslė, kad susibėgti į krūvą ir pabendrauti, bet dar ir trupučiuką mokomąją kažkokią, tai auklėjamąją prasme, bandėt įdėti. Turim kolegą Darių, kuris yra labai entuziastingas šitoje vietoje, reiškia, jisai yra sudaręs kaip ir santrauką visų tradicijų, pradedant nuo pradžios medžioklės, baigiant pagerbimu ir taip toliau. Tai va. Ramūnai, dar tavęs norėčiau paklausti. Tu jau
turi nemenką medžiotojo stažą, juolab, kad tas tavo stažas pradėjo kauptis dar tada, kai tu medžiotojų nebuvai. Ne, aš tikrai nuo vaikystės. Ne, aš turiu galvoje ne blogąją prasme, aš turiu galvoje, kad tu dalyvaudavai medžioklėse kartu su tėvu ir taip sakant, augai medžiotojų aplinkoje. Sakyk, kaip tau atrodo jų pasirengimas medžioklėje? Jeigu taip įsireiškus, dauguma vis dėlto užduoda, atrodo, tokius elementarius dalykus, kurie turėtų būti išaiškinti laikant egzaminus. Prieš egzaminų laiką? Prieš egzaminų laiką. Net kaip sakyti, ne taip gal įsireiškia prieš egzaminų laikymą. Parengimo metu? Taip, parengimo metu. Ir tikrai būna tokių, kaip sakyti, klausimų užduodama kartais ir neetiškų, kartais ir netaktiškų, bet visą laiką stengiamės bent perspėti, kad žmogus susiprastų pateikdamas kažkokį tai tokį netaktišką klausimą, medžioklės tema ar žvėrių, kaip sakyti, apdorojimo tema. Tai vat, šiaip vaizdas pasakyčiau, kad nėra blogas, bet kiekvieno išsilavinimas, mentalitetas yra kitoks, galbūt kažką taip kursus belankydami priklausė, galbūt kažko neįsiminė. Galbūt tai byloja apie tai, kad ir kursų lygis toli gražu ne visur vienodas. Ir tas parengimas medžiotojų toli gražu ne vienodas. Negaliu pasakyti, kaip kituose rajonuose viskas. Vilniaus, man atrodo, viskas tvarkoj buvo. Ir aš pats kaip laikiau, buvo griežti egzaminatoriai ir patys, bent man jau buvo lengviau dėl to, kad aš nuo 10 metų, galima sakyti, medžioklėse dalyvavau kartu su tėvu ir man tie dalykai visi buvo elementarūs, aiškus ir žinomi. O dabar žmonės taip ateina pavarovavę, kaip sakyti, metus, dviejus ir kol kas žali ir dar nelabai supranta supratimą tokį apie medžioklės etiką, kultūrą ir bendroji sumoj, kažkaip taip. Ypač apie tuos dalykus, nes skaitant tų svetainių dalyvių pasisakymus, aš žinoma nekalbu apie tos atvejus, kaip Šarūnai minėjai, kad kur ten praktiškai beveik nusišnekama kartais ir tiesiog tik tai darosi gėda dėl už visą medžiotojų bendruomenę, bet aš kalbu apie tai, kai žmogus liktai pasisako ir kvalifikuotai ir liktai teisingai ir protingai, bet kaip Ramūnas sako, kad trūksta to delikataus prieimo prie medžioklės reikalų ir kaip tose nuotraukose tas nuolat krinta. Eugenijau, dar Biblijoje buvo parašyta, kad nesveikam reikia gydytojo, tam ir kaupiamos tos bazės, tam skiriama kažkiek tai savo to laiko. Man labai smagu, kad šitos mintys mūsų sutampa ir kad jūsų tos svetainės, manau, kad gali prisidėti ir prisideda, jau nebegali, o tikrai prisideda prie to, kad būtų ugdomas medžiotojų doresnis, kilnesnis požiūris į medžioklę, kad būtų ugdoma, puoselėjama medžioklės kultūra. Beje, viena nedidelė smulkmena prieš pat praėjusį savaitgalį mane sužavėjo, kai iškilo trumpa diskusija, kuri gal dar ir plačiau įsiritulios, apsikeitimas nuomonėmis apie papročius, medžiotojiškus papročius, palydint savo bendražygį į geresnės medžioklės kraštus. Iš tikrųjų, tai tie atvejai, kai skaitant tuos pasisakymus svetainių dalyvių, darosi šilta ir malonu. Tai aš labai viliuosi, kad mažiau bereikalingų ginčų ten turėtų būti, bent jau mano galva, ambicijų, kuris teisus, nes vienos teisybės nėra deja, tą puikiai mes žinome, kaip lygiai niekas ir niekada nesugebėjo ir nesugebės sukurti taisyklių, įstatymų, kurie būtų visiems priimtini, kurie būtų vienodai vertinami, kurie visiems tiktų, o daugiau tolerancijos ir daugiau iš tikrųjų tokio produktyvaus apsikeitimo nuomonėmis, kai, sakykime, paskaitai ir nustembi sužinojęs, aš tikrai nuoširdžiai prisipažįstu, kad kartais įdomių dalykų sužinau ir savo, nors liktai jau tą patirtį turiu sukaupęs, taip kad vyrai nuoširdžiai linkiu, kad jūsų šitos svetainės ir toliau
klestėtų ir nepritrūktų juose lankytojų. Dėkui.